Labdien, šiandien filmuoju video apie laisvalaikį. Atspėkit iš 3 kartų, kur aš esu. Ar kieme, ar lauke, ar savo kambarį. Aišku, kad kieme ir lauke. Laukiškai debesis. Taip gražiai gavosi. Nufilmuok, iš kitus savo. Pas mane debesis virš manęs. Oh my gosh. Gerai. Mano gėlytės kabo. Irgi, nesvarbu, kas nežinau, atsimenu saulės elektrinį čia. Gerai, pradedam filmuot. Pas kažką gal atostogos, o pas kažką tai ne. Gerai. Pas mane tai atostogos. Kur aš dabar pasitiesius ir esu laukiam deginusi, vadinusi dar geriau. Tobulam. Jeigu smilta, bet nemėgsta degintis, o kažkas deginasi, nu tai tobuliausia tobulam. Parašykit komentarus, ar jūs mėgsta degintis. Aš ne. O Dieve. O man nemėgstu. Gerai. Aš nesmenu. Tai kodėl aš deginusiu? Galbūt šitamsės nematai, ponė. Gerai, šiandien piešim lauke. Oi, va, šiandien piešim lauke. Tai ko mums reikės? Gerai. Mums reikės. Blemba, mūsų nudėjau. Oi. Gerai. Mums reikės dabar talentuko. Mano blemba. Va, gerai. Oi. Gerai, trintukas, labai nelabai. Dieve, kažką nupiešti norėsiu. Jau žinau, kad piešti reikės. Kaip mano pirštas koks kreivas. Gerai, mano tušinukas iš mokyklos kokį gavau. Vai, iš kokios dar mokyklos? Iš Ukmergės Kraštotyros muziejaus. Tušinukas. Ir 2 reikalingi pieštukai. Nu, kiek aš mėtis. Va. Tai nelabai matosi sufokusuos. Va, gerai. Pies mano knygutės. Gerai. Samarė. Samarė, toj pala padarysiu visą samarė. Samarė praėjom. Čiek. Gerai. Pradedam, pabaigiam maivytis. Flomasterių mūsų. Mano flomasterių. Tikrai reikia mūsų flomasterių. Aš dabar kur dėta, atspėkit, kur mano telefonas. Yra. Prie flomasterių laikusiu. Visi savo pridėsim. Gerai. Kad pridėdėsiu, aš noriu kabuoti. Gerai. Ir mano... Vakar buvo kaimo gimtadienis. O kažkaip tiek reikia nusipirkti. Tai va. Nusipirkau ketvirtokai žinos. Ir mano draugai žinos, tai... Kas čia yra? Čia su tokiu paėmė ir taip darai taip. Ir, kurie tai būna, kad be vandenį reikia spilti, o kurias mano pelėdžiukas. Žinokit, pirkit vertą. Tik 4 eurai kainavo, bet centų viskas labai gerai. Visai nebrangiai. Gerai, dar ką padarysiu. Geras garsas perausis eina. Aš va dabar piešiu tokį rainbow su debesėliais, bus labai gražus. Namukas bus, labai viskas gražu bus. Tai va, parodysiu, kaip padarysiu tokį kažką panašaus. Gerai, pradėsiu kokias spalvas jūsų vaivorykštė. Gerai. Žinau tikrai tos flomasterius visi pasaulyje. Tai gerai. Šiam 7 spalva mėlyna. Tuoj.
Tai yra pastelinė mėlyna spalva. Gerai. Dabar turės pasakyti pastelinė violetinė. Trečias rožės spalva raudona paėmiau. Oranžinė 2-3 ir 3-7 pastelinė geltona. Visos mano 5 spalvos. Laukas visus gražus, labai gal tiktų prie vaivorykštės. Tai gerai, pradedu piešti. Taip gavusi vaivorykštę man. Oi, įsipurinu, ne. Taip gavusi vaivorykštę man. Tai va, dabar darysiu debesis, einu pažiūrėti pastelinės kokias gal. Nu, va tokios spalvos visus. Nežinau, va debesiems labai turėtų tokie švelni tokie. Labai tik tai einu, dabar pasižiūrėsiu. Tai va, varau. Nu gerai, va, paėmiau debesim vieną spalvą, tai vadinasi, va, WGO.5 Warm Grey. Ne visim geriausiai tinka, nes matosi gerai, gražiai atrodo. Tai dabar piešiam visą ten spalvas. Dangaus, tai va, pradedam. Na va, koks gavosi piešinėlis, paprastas vaikiškas. Bet sakyčiau, vat labai persimatovam 2 lapais. Tai sakyčiau, prašau pasiteiskit kažkas, kad nepadaryti jums blogo jūsų lapams. Tai va. Mūsų video dabar baigsis, nes nieko nežinau, ką nufilmuoti, tai ir šiaip pabaigiu ką viską daryti. Tai visiems ate, susprabinkit, dėkit laikus, komentuokit ir taip toliau, visiems ate.